laikas geram, pačiam skaniausiam troškiniui. Jautienos troškinys su pačiais paprasčiausiais ingredientais. Aš kaip visada sakau, ingredientai svarbu, procesas irgi labai svarbu. Tai išlaikykime šituos du dalykus vieną šalia kitą ir gausime tobulą receptą. Pirmą paskrūdinsim svogūnus. Skrapų. Čia yra kumpis. Ir pjausi taip, kad jinai birėtų burnoje būdama. Pažiūrėkit, koks nuostabus kumpis. Sausai brandintas jautienos kumpis. Tai supyliau prieskonius, pipirai, kuminas ir šiek tiek cinamono. Viską pakepinau, o išsiskyrė sultinys. Tai dabar toliau aš supilsiu trinti pomidorai. Pomidorų tyrė. Kaip gražiai atrodo viskas. Įmesim džiovintų slyvų. Ir dar aš ką šiandien padarysiu, dėsiu šviežių. Kadangi dabar yra sezonas jų, tai bus šiek tiek tokios rūgštelės. Taip pat, jeigu turite, galite įmesti obuolį, galite ką tik tai savo nuožiūrą. Žinokit, niekas nepagadins. Skonis bus tik tai įdomesnis ir geresnis. Ir viską užpilsime alumi. Labai gerai. Ir sumesime bulves. Ir dabar koks pusvalandis 40 minučių turėsim puikų troškinį. Nu va, 40 minučių. Ir mūsų troškinys pagamintas. Labai svarbu jį šiek tiek nugarint, kad skystis nubėgtų, nugaruotų ir išryškėtų dar labiau skonis. Jautienos troškinys su alum. Labai tinkantis šaltam rudens vakarui.